Sveiki, su jumis yra Svajonė Taro, aš Elė. Darysiu tą bendrą būrimą santykiams, bet tiems, kurie arba tik pradeda santykius, arba dar nėra vedę, susituokę ir dar nežino savo kaip ir ateities, kas laukia jų. Iš esmės, tie, kurie yra vedę, šitas video kaip ir netinka, nebent nori pasitikrinti, ar tikrai tas žmogus skirtas jums. Bet jeigu jaučiate, kad geriau klausyti, nes šiaip tai čia yra tie, kurie dar nesusituokia ir daugiau čia nagrinėsim santuoką, tikimybę santuokos, įvyks vestuvės, neįvyks vestuvės, bus įsipareigojimai, nebus. Ką jauti tu, ką jisai jaučia jums. Taip pat, jeigu žiūri vyriškiai, tai jūs galite daryti pagal save, ne tik sukeiskite vietomis, save pastatykite į ją, o ją į jo vietą. Ne? Nes čia greičiau tokia bus, kad galėsit panagrinėti. Ne? Arba pagal nuojautą vadovaukitės, nes iš tikrųjų matysim tą situaciją kaip yra. Bus 3 variantai, iš kurių turėsit pasirinkti. Aš tai juos parodysiu, manęs taip nematysite, bet bus 3 variantai. Aš jau juos paruošusi, kad greičiau laikas eitų. Tai 1, 2 ir 3. Tiesiog pasirinkite, kuris variantas jums labiau prie širdies. Meilė ir santuoka tai yra labai didelis darbas, labai dideli įsipareigojimai. Tai nėra tiesiog, kad atėjau, įsimylėjau ir vat jau tuoksiuosi, ne? Tai yra labai sudėtingas darbas, tai labai sudėtingas išlaikyti ir bendravimą, ir aistrą, ir nuomonės, kad nesikirpti, mokėti vienas su kitu, gerbti, mylėti, ne? Tai yra labai galinis darbas. Ir šiandien viena dar mergaitė paklausė dėl horoskopo, ar tai kažką lemia. Iš esmės, galiu pasakyti, kadangi aš dirbu su kosmogramom, tai aš jau galiu faktiškai pasakyti tokį dalyką, kad dėja jų charakteriai žmonių yra nulemti, ne? Ir tam tikri skaičiavimai su kiekvienu žmogumi yra. Iš dalies horoskopai kaip ir nieko nelemia, bet lemia tam tikri skaičiavimai pagal charakteristiką, nes jau yra nulemti tam tikri dalykai, kas jau lemia dažniausiai santykių buvimą, bendravimą, seksualinę aistrą, ar bus vestuvės, ar nebus vestuvės, pykčiai, konfliktinės situacijos ir suderinamumas, ar visgi jūs suderėt vienas su kitu, ar turi bendrų hobių, ar bus bendravimas, ar visgi nebus ir laukia išdavystės ir išsiskirimas. Tai apskaičiuoti tikrai galima ir tada labai aiškiai matosi, ar jūs turite bendrą ateitį kartu, ar visgi ne. O jeigu tiesiog kortų pagalbą pasitikrinti ir vyksta santykiai ne 1 metus ir nežinote, pajudėsit iš to mirties taško ar ne, tai būrimas yra skirtas būtent jums. Kaip matote, 3 variantai. Pradėsime nuo 1 varianto. Šitą pasidėsiu užrašinę, kur parašyti klausimai. Taigi, pradėsiu nuo 1 varianto. Jeigu dar reikia jums laiko, tai tiesiog stabdykit vaizdo įrašą. Taip pat, jeigu su manim norėsit susisiekti, daugiausiai aš dirbu per Facebooko platformą, per Messengerį Eglės Vaitelytės Slavinskienės vardu. Ten galite užsisakyti pilną analizę arba trumpai pasižiūrėti santykių analizę. Pilna analizė kainuoja 40 €, trumpa 15. Bent jau kol kas šiuo metu 2025 metais dabar tokias kainas. Vėliau, nežinau, kelintais metais gali būti, kad aš būnu ir paplatinu tam tikrus video atgal, gali kisti galbūt kainos, nes viskas brangsta, kortos brangsta, visas materialas irgi brangsta. Žiūrėsim, nes aš žadu mokintis, žadu dar tobulėti ir manau, kad aš gali būti, kad laikui bėgant plėsiu savo mąstymą, plėsiu savo žinias ir tai irgi kainuoja, o tam reikia, sakoma, lėšų. Ne? Bet iš esmės, jeigu dar žiūrite šiam laikė, tai tikriausiai kaina ta pati, kur dabar pasakytam. Tai jeigu domitės ir labai tikrai norit sužinoti, ar tikrai lemta ir jeigu tikrai užtikrinti savo charakterį, nes viskas yra jau nulemta. Nulemti jūsų charakteriai, nulemti jūsų gyvenimai, nulemti
tam tikros karmos, nulemtos tam tikrus užduotis, nulemti gyvenimo iššūkiai ir kartais žmogus atranda būdų, kaip taisyklingai gyventi, ką turi daryti, kad jo gyvenimas pasikeistų. Tikrai daug žmonių po manęs pasikreipia, keitė savo gyvenimą ir pasiekė tam tikrus tikslus. Ir tai labai džiugu, nes aš žinau tam tikrų žmonių, kurie tikrai vadovavosi mano pavyzdžiais ir klestėjo, tobulėjo ir klesti toliau. Tai norisi kuo daugiau padėti žmonių, siekti to tobulumo, siekti to nuoširdumo. Taip, gerai. Pirmus 2 variantus truputėlį atidedu. Ir pirmą variantą, tą, kurį pasirinko drambliuką. Žiūrėsim, kasgi čia. Taip, tai pradedam. Ką jūs jaučiate savo partneriui arba partneriai? Ką jis jaučia jums arba jie? Tai vyram labiau orientuojasi. Ko aš noriu iš santuokos? Ne, tai žiūrovas. Ko jūsų partneris nori iš tos santuokos? Arba iš jūsų. Ar įvyks vestuvės? Kurie pasirinkot pirmą variantą, tai ką jūs jaučiat savo partneriui, jūs tokioj nežinomybėj. Tai yra pokoruoklio korta, tai yra kvailio korta, jūs naujų santykių, naujos pradžios, naujo gyvenimo etapo. Dažnai tai rodo ir baimę, ir nežinomybę, nes suprantate, kad galbūt šitie santykiai jau nieko neneša, tai jausmuose jūs norite kažko naujo, naujų partnerių, naujų santykių, naujo gyvenimo tarpsnio, kažko naujo, arba galbūt su partneriu norėtumėt pradėti kažką naujo, vėl atkurti, bet spėju, kad čia nelabai pavyks. Ką jaučia jums partneris? Tai yra trejetukas kardų. Iš tikrųjų, korta simbolizuoja meilio trikampius, išdavystės, apgaulės, melavimą, pašiepimą, įskaudinimą ir visos šitos kortos dažnai rodo įstrigimą meilės sistemoje ir dažniausiai rodo išsiskyrimą ir tai dar pasakysiu taip, jisai labai niekšiškai gali jūs palikti arba jeigu tai žiūri vyriškis. Nes šitoj vietoj tai yra, kada partneris arba partnerė gali turėti mylimąjį, užduoti ir net nejausti kaltės jausmą, kad taip elgiasi. Dar pašaipiai palikti, įžeidžiančiai, pažeminti, prikaišioti, pasakyti, kad dėl visko kalta esate jūs, ne? Ir iš esmės apkaltinti nebūtais dalykais ir sukrauti visas bėdas ant jūsų pečių, žinoma, jums labai skaudės. Partneris jaučia apatiją, abejonės. Iš tikrųjų išeina kaip kiaulė, nepykit tokius negražus žodis, bet iš esmės tokie žmonės, jeigu neturi kitų partnerių, dažniausiai vis tiek pasielgia labai negražiai, tai yra žeminančiai, pradės rėkti, gali primušti, gali pasityčioti, gali apkartinti jums gyvenimą ir nemažą tokį širdį stresą palieka, o labai didelę tuštumą palieka, nes galbūt jūs tikitės iš jo kažko, bet jau matau kaip į nulinę kortą, tai aš jau matau, kad jūs irgi galvojate, kad čia jau nieko gero nebebus. Ar jūs norit santuokos? Ketvirtukas kardų, tai dažniausiai parodo, kad jūs ignoruojat, nebendraujat vienas su kitu. Čia eina tai, kad atsakymas yra nenorite su juo santykios, nes suprantate, kad tarp jūsų bendravimo nėra, kad jisai jūsų negirdi, kad jūsų nemato, jisai nenori girdėti, kaip jūs gyvenate, neįdomi jūs esate jam. Apskritai, galbūt žmogus iš viso nenori eiti į kontaktą, arba jūs nenorite jau eiti į kontaktą su tuo žmogum, nes esate labai skaudintas. Ir jūs tikrai nenorite santuokos su šituo žmogum. Ar tas žmogus nori santuokos? Septintukas kardų, tai yra vagės korta, labai panašiai kaip trejetukas kardų, taip ir septintukas kardų, tai yra tokia korta, kuri rodo dažniausiai melavimą, apgaulę, sukčiavimą, vagystės. Dažnai tai rodo ir žalingus įpročius, kad žmogus gali būti linkęs apie alkoholizmo, narkotikų ir kitokių ligų, azartinių lošimų.
taip pat linkęs galbūt gyventi iš materialios pusės, naudotis jumis, tą daro. Jeigu turi meilės trikampį, tai dar ir pašaipytai darysi, sakykime, gali būti ir su viena, ir su kita, ir vienai sakyti, kad myli, ir kitai, čia gali būti uždėtos tam tikros kaukės. Ir jeigu klausimas, ar jis nori santuokos, žinoma, kad ne, nes šitas žmogus yra naudinga taip, kaip jam yra. Jisai jaučiasi kaip žuvis pataluose, jisai laimingas, kad jis apgaudinėja, laimingas, kad jis jūs įžeidžia, jisai to pasitenkina ir jam tai neša netgi tam tikrą galbūt pasitenkinimą, pasimėgavimą. Nu, žinot, žmonės būna įvairūs, bet būtent šitoje situacijoje žmogus visiškai negerbė jūsų, yra visiškas toksai žmogus, kuris galvoja, bet apgausiu, bet pasinaudosiu, bet išduosiu, ir tai daro labai su tokia, sakoma, džiugesiu. Ar įvyks vestuvės, 7 taurių parodo, kad planai žlunga, nesigauna taip, kaip planavote, jeigu planavote, tai tie planai sužlugs ir vestuvės neįvyks. Tai pirmam variantui vestuvės yra negalima. Jei nebus vestuvių pas jūs, nes planai pasikeis, nes jūs pamatysite tikrojo šito žmogaus veidą. Jūs pati galbūt jau nujaučiate, kad santuokos negali būti, nes čia eina taip, kad daug yra nesusipratimų, daug melo, daug apgaulės. Jeigu patiko video, dėkite laikus, komentuokite, ar iš tikrųjų taip yra. Būtų labai džiugu, jeigu kas parašytų, atitiko, netitiko, bent jau taip, nes iš tikrųjų tai yra labai svarbi dalis man tobulėti. Taip. Kas pasirinkote antrą variantą? Būdą išminties, ramybės, manęs statulėlę. Ir ką jaučia partneris? Ką jūs jaučiate partnerį? 10 taurių. Ką jums jaučia partneris? Mago korta. Ar jūs norite santuokos? 10 pentaklių. Ar jis nori santuokos? Temperance korta. Ir ar įvyks vestuvės? Taurių turas. Čia atvirkštinis variantas, tai kitai pusė. Tie, kurie pasirinkote antrą variantą, ką jaučiat savo partneriui, tai ilgalaikiai santykiai, šeima, įsipareigojimai, gimdykime vaikus, aukime gražiai kartu, kurkime ilgalaikius santykius, galbūt jau nėra aistros, bet yra pagarba vienas kitam, supratimas. Ką jūs jaučiate? Tai dvasinė meilė. Tokia dvasinė iš vidaus, šilta, ramia meilė, pasitikėjimą, ramybę, kada tu jau gali sakyti drąsiai taip su šito vyru arba su šito moterim, noriu kurti santykius, noriu auginti vaikus, noriu ilgalaikių santykių. Jūs jaučiate begalinę meilę vienas kitam, arba vienas kitam, čia faktas jau pagal kortas, tai jau aš jau galiu sakyti drąsiai. Ką jis jaučia jums? Čia eina magnetizmas, aistra, noras būti kartu, begalinė trauka, begalinė aistra. Čia daugiau seksualinė trauka, bet iš esmės jūs tą žmogų, tarp jūsų tam tikra chemija vyksta. Jūs kaip vienas su kitu susitinkate, negalite paleisti vienas kito iš rankų, negalite nustoti bučiuotis, negalite nustoti apsikabinti. Jūs traukit vienas kitą, jūs norite vienas kito, jūs norite su to žmogum kuo daugiau leisti laiko, įti pasimatymus, būti kartu. Jisai jaučia magnetizmą jums, ne toks kaip magnetas. Sakoma, kaip priliko lapas prie tam tikros vietos, taip ir dabar yra. Tai iš tikrųjų, jis jaučia dvasinę meilę, jis labai iš aistros žmogus, jeigu vyriškis, jeigu mergina lygiai taip pat. Čia žmogus tikrai irgi jaučia begalinę tokią meilę, bet meilę galbūt išjaučia per aistrą. Tai per aistrą, per norą būti kartu, per norą leisti kartu laiką. Iš tikrųjų, vienas kitą palaikote, vienas kitą papildote. Ar jūs norite santuokos su šito žmogum? Be abejo, kaip jau čia 10 taurių, tai 10 pentaklių parodo taip, jūs norite kartu vestuvių, norite
auginti vaikus, norite pirkti turtą kartu, žemės turtą, galbūt auginti vaikus ir palikimą palikti vaikam, čia jau yra tokie rimti įsipareigojimai, norit pas savęs palikti savo pėdas, ne? Tai jūs iš to žmogum jau norite ant tiek kurti šeimą, kad jau planuojate galbūt statyti namą, arba pirkti butą, auginti vaikus, leisti juos į mokyklą, susipažinti su giminėmis, šeimos tradicijos labai svarbios, laikotės tų tradicijų ir 10 taurių parodo, kad šitas žmogus tikrai nori santuokos, jūs tikrai nori santuokos. Ir šioje vietoje yra labai užtikrinti tuo savo sprendimu, nes jau norite, jau žvelgiate per tą prizmę, kad viskas, aš jau pasirengusi, aš noriu įsipareigojimų, noriu, kad jau būtų vaikai, anūkai, šeima, šuniukai, ne visur pasisvat. Jeigu iš jūsų pusės, tai žiūrėkit, abi kortos viena už kitą kalba ir abi vienodas beveik, ne? Čia magnetizmas pas vyriškį, ne? Ar jis nori santuokos, tai dar temperance kortą, galbūt šiuo metu dar tempia gumą. Neskuba daryti tam tikrų išvadų, dar svarsto, galvoja, masto. Toksai, pasakysiu, dar toksai ant tokios ribos, kadangi pasakysiu, kaip ir dar abejoja galbūt kažkaip tais, galbūt galvoja, gal kažkas gali pasikeisti, bet jisai neskuba daryti skubotų išvadų. Nei taip, nei ne, Ir šitoj vietoj netgi kartais sako, geriau pagyvenkit kartu, pažinkit vienas kitą. Tai galbūt žmogus nori pažinti vienas kitą labiau, suprasti vienas kitą. Temperance korta, kada jisai toksai žmogus, kuris nori tikrai gerai įsitikinti, ar jisai pasiruošę šitai santuokai, ar pasirenkęs tam tikriems žingsniams. Ir jam dar toksai neskubėjimo periodas yra, neskuba žmogus darys sprendimų. Ar įvyks vestuvės? Be abejo taip. Taurių tuzas tai parodo dvasinę meilę, tai parodo šilumą, kada jūs ir finansiškai kylate, ir dvasiškai kylate, ir mylite, ir svajojate, ir kūrėte šeimą. Ir čia matosi pilnavertė šeima, ilgalaikiai santykiai, ilgalaikiai įsipareigojimai. Ir taurių tuzas parodo, kad jūs vienas be kitą visgi negalėsit. Nors galbūt vyras, arba jeigu tai vyriški žiūri moters pusę, tai moteris gali abejoti dėl nepasitikėjimo, bet čia eina tas, kad jau eina į tą pusę, kad jau labai dvasingai žiūrite, čia labai svarbios tradicijos, labai svarbus įsipareigojimai, čia jau yra stipri meilė, jausmai, abipusis noras vestuvių, ne tik kad vieno žmogaus. Iš tikrųjų, matosi, kad vestuvės bus ir labai gražios, ir labai mielos, ir tai gali būti ilgalaikių santykių, santykiai ilgalaikiai. Mat ir būda. Išminties. Išmintingi žmonės iš tikrųjų, išmintinga santuoka, ilgalaikis tarpsnis ir ilgalaikiai norai. Tie, kurie pasirinko žiedą, kasgi čia jūsų laukia? Ką aš jaučiu savo partneriui arba partneriai, jeigu tai žiūri vyriškis, tai 8 taurių. Ką jis man jaučia? Tai yra 6 taurių, jeigu iš vyriškio pusės, tai jai, ką jinai ją jaučia, tai yra 6 taurių irgi. Ane, tiesiog paverčiam savo. Ar jūs, kaip žiūrovas, norite santuokos? 9 taurių. Ar tas partneris ar partnerė nori santuokos? 5 tuzų. Ir ar įvyks vestuvės? Čia yra karma. Įdomi situacija. Tai, ką jūs jaučiat savo partneriui, jūs jaučiate nusivylimą. Jūs jau pavargote kažkodėl tais. O žiūrėkite, nuskilo jums, aš net nepastebėjau, žiūrėkit, kas įvyko. Susikliavo kortos. Kardų karalius. Nusivylėte karalium. Tikriausiai partneris gali būti labai griežtas, konkretus, turėti savo nuomonę, labai toksai tvirto charakterio, griežtos charakteristikos žmogus, turintis tikrai savo nuomonę ir kartais netgi per griežtas arba linkęs vadovauti, kontroliuoti. Ar
jeigu tai vyriškis, tai vat jūs tokio charakterio, būtent jūs galite būti nusivylęs moterimi kažkokiu būdu, ne? Tai ką jūs jaučiate savo partneriui, ne tokį nusivylimą, abejingumą, nežinomybę, jau pasirenka kaip viena koja ir išeiti iš tų santykių, nes labai rimtai nusiteikę, galvojate, man reikia rimtų santykių, vat, nepavyksta kažkaip kažko suorganizuoti, nepavyksta kažko suplanuoti, nesigauna taip, kaip norime, ir tas nusivylimas kažkokiu būdu atkeliauja į jūsų santykius. Taip. Ką jis jums jaučia, merginos, jeigu vaikinai, ką ji jaučia jums? Tai yra 6 taurių, tai yra susijęs su vaikais, arba jūs turite bendrųjų vaikų, nes čia vaikų korta, arba jūs laiko kažkokia praeitis. Galbūt žmogus iš praeities, praeiti gyvenimai, galbūt dar dažnai sakysiu taip, kad praeities korta gali simbolizuoti, kad laiko jūsų santykių praeitis, jeigu tarkim jau ilgus metus drauge, jūs palaikote tą tokį periodą, kad tiesiog būnate kartu dėl to, kad kažkokia tais jausmai iš praeities, pripratimas, ne? Tai praeitis, ką jis jums jaučia, toksai praeities laikymasis. Arba tai yra susijęs su vaikais. Jeigu turite bendrų vaikų, jisai jaučia atsakomybę, arba jie jaučia atsakomybę už vaikus ir negali galbūt pasirinkti dėl to, kad yra dar ir vaikučiai, arba čia įsikiša praeitis ir laikosi tos tikros praeities. Vat praeitie buvo labai gražu, gal čia kažkas pasikeis, gal kažkokiu būdu čia galima sulipdyti. Mes čia labai gražiai draugavom, mes čia labai gražius santykius turite. Ne? Tada klausimas, ar jūs, žiūrovas, norite santuokos? Atsakymas būtų taip, nes tai yra 9 taurių, tai yra pasimatymo korta. Iš dalies taip ir ne. Nes čia eina pasimatymo korta, čia yra susitikimo, romantikos buvimas, jausmų buvimas. Iš esmės tai priklauso, kiek jūs skiriate vienas kitam laiko. Kartais jūs jaučiatės, kad rizikuojate. Šita korta yra tarp taip ir ne, iš tikrųjų, visą laiką tai buvo. Nes aš truputėlį reikšmę žinau kortų, tai jau profesionalė tai turėjo žinoti. Iš esmės jinai niekada nerodo nei taip, nei ne. Iš kitos pasakytų taip, bet iš esmės šita visą laiką per tokią riziką, per kad jeigu pasirinksite blogai, galite įklimpti į tam tikrą pelkę. Ir, šiuo atveju 9 taurių visą laiką parodo, kaip ir susitinkam, kad tai einam į pasimatymus, kad ir būna tie, tarkim, galbūt pas jūs tokie santykiai susitinkat, išsiskiriat, kuriam laikui išsiskiriat, gal atskirai gyvenate, nėra to buvimo kartu. Kodėl taip sakau, nes čia žaidžia karma. Ir dažnai tai rodo pasimatymus, meilės artumą, galbūt neseksualinio troškimo pobūdžio. Pasibuvimai, romantikos buvimai, gražūs žodžiai, meilumas, ne? Bet kartu eina ir nepasitikėjimas ir tam tikros abejonės. Ar jis nori santuokos? Tai čia tūzas pentaklių dažniausiai sakoma taip. Vestuvių noriu, santuokos irgi noriu, įsipareigojimo noriu. Bet kartais aš irgi suabejoju su taurių tūzu, nes kartais man atrodo, kad taurių tūzas gali simbolizuoti ir, tarkim, kartais man toks jausmas, kad tai taurių tūzas gali rodyti ir finansinę santuoką, tarkim, tai dėl pinigų, dėl turto. Ir iš esmės žmogus taip nori, bet dėl galbūt finansinio gerbūvio. Taip pasakysiu, atsakymas taip, bet su tokiu, kad iš finansinės padėties. Bet dažnai taurių, tai yra pentaklių tūzas ir rodo, taip noriu santuokos, taip noriu įsipareigojimo, taip myliu. Ir šioje vietoje labai žiūrima į finansinę prasme, kad užsidirbti arba palaikyti tam tikrą finansinį kad išlaikyti vienas kitą, tai santuoka gali būti. Kadangi klausimas, ar įvyks vestuvės, aš galiu pasakyti vėlgi karma, tai yra toks dalykas, kad tai yra paskutinis teismas, vadinama korta dar, tai jinai irgi dar taip ir ne, nes čia žaidžia karma. O kai žaidžia karma, mes žinome, kas tai vyksta. Dažnai vyksta ir pykčiai, ir konfliktai, ir nesusipratimai, ir nežino, mylim, nemylim.
ar norim ar nenorim. Čia angelai mums siunčia tam tikras pamokas, kuriuose įstringame ir galima įstrigti labai ilgai ir keletą metų ir galima nutraukti tuos santykius. Čia gali žaisti labai daug variantų ir daug situacijų. Kai karma žaidžia, tai gali atlikti ir vieniši tėvai ir gali būti taip, kad susituoksite ir būsite, bet kartu ir kankinsitės, nes nežinosite, mylit, nemylit, nepavyksta niekaip įsiskirti arba nuspręsti kažko, ar padaryti kažkokių sprendimų, apskritai esat pasiklydę tam tikrose keleliuose. Jeigu visgi nesusituokėte, tai tarkim gali rodyti, kad, tarkim, kaip ir sakiau, atvažiuojat, pabūnat ir vėl įsiskiriat. Arba atrodo myliu, pagyvenat kelis mėnesius, po to vėl atšalate ir vėl kartu jaučiate kažkokią aistrą meilę. Ir tie santykiai taip šokinėja ir jūs esate ties pasimetimo riba. Karma yra toks dalykas, kaip kartais karminės santuokos būna. Ir jos yra pakankamai skausmingos. Vieni būna ilgus metus, tada įvyksta labai skaudžios skyrybos, kurios tęsiasi irgi gerus metus, ilgus. Ir dar gali bandyti bylinėjimai. Dėl vaikų būti, bet kaip čia parodyta, bylinėjimai. Dėl žemės, dėl turto, dėl pinigų, ne? Kitų atžvilgių tai gali rodyti ir kad santuoka neįvyks dėl to, kad tiesiog planai visą laiką kažkaip pas jūs nukrypsta ir net suprantate, lyg tai norite, kad jaučiate magnetizmą, lyg tai yra viskas, ane, lyg tai traukia žmogus, bet vis kažkodėl kažkuris bėga šitoj situacijai. Tai šitas trečias variantas, kurį pasirinkote, gali būti du variantai. Iš viso karminiai santykiai nėra geriausi karminiai santykiai, bet angelai daro savo ir jie įpainioja tokius keistus žmonės ir žmonės dažniausiai būna pasimetę kelyje, atsidūrė ties kryžkelė. Vieni būna susituokę, kiti visgi nusprendžia, kad nori skirtis ir arba visai nesukuria savo. Jeigu pasirinkote būtent trečią variantą, jūs esate kryžkelėje ir iš kryžkelės tiek tas laikas, kurie, žinokit, pasakysiu dažnai, kurie būna karmose, jie patys ilgus metus būna įstrigę, kol išeina iš tam tikro labirinto. Tai kiek ilgai jūs būsite tam labirinte, čia irgi priklauso nuo jūsų. Vieni išeina labai greitai, nes nusprendžia, man jau gana ir man užteks tokių santykių, kiti įstringa šituose santykiuose ir kankinasi ilgus šimtmečius, metus, o galbūt netgi nugyvena gyvenimą iki pat galo, gyvendami tokiuose santykiuose ir galbūt jiems to užtenka. Aišku, nugyvena įvairiai, su nuotykiais, nuotykių įvairių, nuo pykčių, nuo meilės iki skandalų ir taip toliau. Taip pat karma lieka per viduriukę. Dabar buvo 3 variantai, atsakymas ne, taip ir karma per vidurį. Su jumis buvo Svajonių Taro, rašykit, komentuokite, tikrai labai būtų įdomu sužinoti, ar atitinka variantas jums, kaip jūs jaučiatės po viso būrimo. O su jumis buvau aš, Eglė, ačiū, kad buvote, ačiū, kad klausėtės, iki.